Sako, aš 3 metokio, kur būdavo faja švaronkai, ir aš keldavau, toks būdavo išsajęs kažkokį labai bijudavau, kad tėva išgeria skoną, aš ten šneku kon, tai vesdavo laipską, kol tėva nebūdavo darbų, dar kažko, o aš ten sėdu ir kalbų mikrofonų nusipirkiu, žinai. Tai buvo viskiaus butelis, bet anuvietė 40 000. Ir žmogus užkliovų, beišku, už akmens ir užsitašęs butelis. Tai labas, Karol. Labas, eikis. Aš labai laiminga, kad galiu pagaliau žemaitišką vėl kalbėti, nes mūsų taip sunkiai sekės praeitam interviu laužyti liežuvį. Tai labas dar kartėlį. Labas. Ir labai džiugu, kad Karolis ir vietinis. Nes aš kažkaip galvojau, Karolis ne vietinis. Nežinau, kodėl. Gal dėl tavo renginių, kur sakė, dažniausiai Kaune, Vilniau. Ir noriu užkart pristatyti. Karolis yra renginio vedėjas, didžėjus, muzikons, nežinau, gal tu gali pridėti? Iš tikrųjų, realiai faktiškai visko nepasakė, kas ir su renginės, viskas su renginės susijęs, tik ir renginio aptarnaimą, dar kažkas, tai vis ta bendra sąsaja, kas susijęs su pramogom. Ir žinau, kad tu šį naktį grįžai iš Pokedainių. Jo, man balas jės iš Pokedainių, tai kiek 3 valandas mėgojęs. Wow. Bet čia, jau artėja vasara, tai normal, natūralu tokiam. Aš kažkaip noriu paliesti ton tokį nematomą vedėjų, renginių vedėjų gyvenimą. Visi galvo, kad tai lengva. Atėjai, pasimaivai, charizmą pasidalinai ir baigta. Papasakok apie tom virtuvę, iš tikrųjų, kas yra, ko mes nematom. Tai viskas prasideda nuo pat pasiruošimo. Vis tiek dabar dirbu jau nebe viens, dirbu su savo didžėjim, su savo asistentu, esam 3. Jeigu daugiau žmonių, esam 4, tai turi visiems išdalinti informaciją, kad visi teisingai suprastų, turi pasiruošti, pažiūrėjau, su jaunasias kalbėtis, detalės aptart visko. Tai realiai, pažiūrėjau, 5 dieną investuojas ar 6 dieną, tu jau kokį 3 dieną, tu jau pradedi gan stiprią ontonų ruoštis, nes ir program kiekvienas nori pagal savo lūkesčius kažkokiu tai dalyvau. Tai tu negali kažkokį tai šabloną atėti ir atidirbti ir viskas. Ir užsieniečių būn. Jo, užsieniečių būn, tai va, ir būn, ir užsieniečių, ir dabar aš esu buvęs pats užsieniaus vestuvės, tai ir Lietuvė buvo nustumti iš šoną. Tai puikiai suprantu, kas dabar reiškia, tarkim, kad visiškai nekreipdėmės, atrodo, egzistuoja mesam, bet joki veiksmą. Tai stengiamės ir nusitraukti, tada ir ne vien kartą sakė, labai faina, sakė, nes esam buvę ne vienas vestuvės, kitur tai tiesiog sėdėjo, viskas mums vertėjavo ir visi praėjo. Tai stengiamės kažką pusę. Tai žiūrovam papasakok, kaip su ta anglų kalba, ar tu įvedi, ar kalbi anglišką, ar tiesiog muzika, gal kažkaip pritaip. Susitariam, su jaunaisiais susitar, ką panori ir tiek kviesti ne vien kartą vien tik tą anglišką, ir tiek lietuvišką, jeigu liet anus, tai tada vėl anglišką, to pat pasakau, arba išsivertų dar. Ta prasme, čia ir susitarėm klausant visur vyks, nes kiti nori ir boj pažiūrėjau, kaip dabar, kadangi žemaitišką šnekam, ir boj ne vien kartą vestuvės į Kaunę ir Vilnių, kur sakė, mes turim žemaičių kalbos. Ir gal kokie 5-6 žemaičiai, vis kitą aukštaičiai, žinai, ir tu žemaitišką pradedi vesti ir visi žiūri, kur čia vyks galvo, žinai. Bet aš suprantu žemaičių kalbą. Jo, kas įkeista, suprantu, aš paskiau, į vakarą labiau suprantu skalbą. Tai buvo natūraliai, tiesiog žmonės, kad jau įsivažiuoja į to ritmą ir tada pagauna, žinai. Bet vis tiek mes nekalbam tą senai žemaičių kalbą, tai bišklingiau įsuprasti. Būtent, mes su Karoliu prieš tai atsisėd sakom, ar bendrinė kalba literatūrinė, bet vat Karolis sakė, mes nebekalbam taip, kaip mūsų senelė, prosenelė, mes tik tarmę turim. Būtent. Tai tikiuosi visi žiūrovai mūsų supras, o jie neprašys intro. Jo, išversiam. Tai, o ta vat fizinė tavo sveikata, kiek vedėjų atsiliep ta kuik ta kaina, nes per visą vasarą arba pusmetį, sakai, kažkur prasideda. Stipriai, intensyviai. Ką atsigauni, nes yra per naktis vestuvės, renginė, papasakau. Ką atsigauni, man patinka, mes su šeim turėjom sodybą. Tai man patinka pusę renginių, kitą dieną nuvažiuoti į sodybą, tai čia prie Vičių netoli, ten toks beveik pusiau vienkims, tai ten labai gerai atsigauti, tai gamta, tiesiog tos pabuvėjams su savim, toks pailsėjams labiausiai. Dabar tai momentį muziką, kuriems muzikas, aš niekuomet negalvojau, ką man teik ramiai manam ir atpalaidom, tai vat labai atpalaidom iš tikrųjų. Tai labai gerai galim prieiti prie second klausim, nes Karolis yra muzikas kūrėjas. Muzikas kūrėjas, prodiuseris, vis
prodiuseris. Ir žinau, kad turi slapyvardį, bijau susirinkti Paul Carlos. Paul Carlos tas pats. Nes tavo tekstus yra ir į užsienį išėti, pasidalyti savo. Jo. Aš jau grojau Kiprį vieną kartą. Buvo fain patirtis, bet man tekstus jo į užsienį irgi sudalyvauti dabar irgi teik muzikos kūryba vis fokus ir užsieniaus auditoriją, nes noras biškai kitų vandenų pačiupinėti, kaip sako. Tai man svajonė į Bizo sugroti. Jo, man svajonė, šiaip tur kontaktų jau pradėjom dėliuoti biškai, tai labai smagu, jeigu pavyks ištrūkti, prieš pabūt kažkur savaitėlį, pagroti kažkur kitur, tai mes tau linkam tuo tikslai pasiekti. Ačiū. Ir jeigu kažkada gruosi Bizo, būtina į mums užtagink, gal čia buvo pradžia, labas plungiai, į visatą paleidom norą. Kažkur pradėjai. O tai kur, papasakok, ką prasidėjo tavo ta kelionė to muzika, kada tu pajuta, žinau, kad tu mokės plungį, papasakok biškį apie plungis, va, Prieš istoriją, ne? Muzika pas man atsirado 3 metų. Iš tikrųjų, ta istorija nelabai daug kas te žinomas. Atsimenu, mano mamka būdavo, kaip pajaut, aš lesdavau, man patinka muzika. Ir atsimenu, sakė, papasakoju man vieną istoriją, ir skuterį, žinau, turbūt, ir Fire Diane Hay, kuri. Tai sakė, aš 3 metokio, kur būdavo Fire šauronkai, virš keldavo, toks būdavo išsais kažkoks toks su muzikos susijęs, sakė, man sakė, kad kažkas bus, kažkas vyks, nes pas mus nėra, kad šeimo, kad būtų kažkas muzikos mokykla baigia, ir kažkas tuo, nors man tėtis, pavyzdžiui, būdavo, dabar nežinau, kaip vadinas tas būtent kaimoks, tai vesdavo šuokius. Tai vėl ir kažkoks sąsai man pasakė. Tai vat vis pradėjau nuo pačios vaikystės, bet tie rimta, jau sakyčiau, tai kaip išvažiavau į Klaipėdą, 16 metų prasidėjo vis reikals. Atradau internetinį radiją, vat ir... Labai įdomu papasakok, nes tu man pasakoji apie radiją. Atradau internetinį radiją, dabar gal, nepamenu, čia gal sakyti, negal sakyti pavadinti galą, ne? Prašom. Fix FM buvo, tai man labai patiko, kad ten... Palauk, tu sukūrė yra? Ne, dar iki to desėm. Tai labai man patiko vis koncepts, yra radijai, muzikas, ko nori, yra radijas, tai vadinam vedėja, yra ne kažką. Man tas pradėjo patikti, aš galvoju pabandyti savo padaryti. Domėjos, ko reikia daryti, kas čia ko yra, susirašiau su savininku, mielą pasidalėną ir aš atsidariau savo. Ir pasidariau savo Free FM, man atrodo. Tai juokinga, bet fainai įdomu tik veikla, nes tai buvo vasara ir aš jau buvau, po 16 metų, po pirmą kursą, aš grįžau į Plungį, papasakojau, ko veikti. Tai vat būtent pastiau ant kompiuteriaus per naktį eita visą radiją, viskas, aš mokinaus ir pradžio labai bijodavau, kad tėva išgars, kon aš ten šneku kon, tai vesdavo laits, kol tėva nebūdavo darbus ar dar kažkur, o aš ten sėdu ir kalbų mikrofoną nusipirki, žinai. Wow. Tai tada gal, sakyčiau, prasidėjo tas vis toks reikalas, aplamas su mikrofonu, bendrystė ir panašiai. Tada ir dar sunkia buvo, aukštatiška buvo, literatūriškai kalbėti, tai labai padėjo, iš tikrųjų, labai padėjo. Tas dalyks ir paskiau sakau, natūraliai taip, ir prasidėjo su tavis muzika ir iki šiol dabar. Tai palauk, ar tau pradėjai kūrybą pirmą, kurti muziką? Pradėjau kurti. Ir paskiau didžėjavėms? Jo. Tai pradėjau realiai kurti muziką, internet. Tada buvo labai pirmas bums progressive houses. Ten buvo pač pradžia. Buvo daug su YouTube tų pamokėlių, kaip kurti. Tai va tas per FL Studio tik programą buvo. Ir taip daug kas naudonom, tai suoną pradėjau kurti, saudžius ritmus daryti ir pirmą gabalą YouTube įkėliau, žinai, keistas jausmas toks, bet malons irgi, bet, pažiūrėjau, aišku, jie dabar man dautom, kon tada, tai žinau, kokį kelių reikėti, aš manau, galbūt čia ir daugiau pasieks, žinai. Tai tu esi labai talentingas. Atrodo gal ir taip, gal ir jums sunkia pasakyti. Tiesiog stengus daryti, nepasidauti ir viskas. Kaip gaunas, gal vienas gal sakys, kad čia, atsiprašom, šūdas, kitam gal bus labai faina. Tai, žinau, o tai aš paklaus, tai gera, didžėjus, muzika pirma, o ką patėjo renginių vedėjimą idėja? Čia vis reikals buvo. Aš iš tikrųjų pradėjau dirbti su renginių vedėjas, tiesiog privačios renginius yra nevedė. Ir aš taip irgi pradžio, kaip ir vis kiti, galvoju, čia lengva kažkaip pakalbėti, žinai, nes aš tik tas detalės, tik kas susijęs su muzika pradžio, žinai.
Tai lauko čia lengva, kažkas kon ir tie apgavos, kad vieną šventį por žaidimą pasiūlį pravesti, žinai. Mokės daugiau, kodėl ne? Ir tiep žiūri, kad žmonėms pateka ir tiep natūraliai. Ir tau pateka. Ir mums pačiam tas jausmas pateka, žinai, tas vis, kad žmonės, kaip ir realiai beveik kaip ir valda, teoriškai viskom toks keis, bet įdomus jausmas. Ir natūraliai man taip gavos, kad aš ir perėjau daugiau įtampos. Tai kiek laiko dabar jau tu karjeroje pasidalink, prašau? 5 metų, vedimį jau konkrečiai taip. O tau būtų kur daugiau? Ar sakė, po vis Lietų, bet procentalė, ar labiau į Aukštaitiją su renginės važiuoni, ar Žemaitijo? Praeitas metas, jeigu lyginom, tai pažiūrėjau kokį 70% Aukštaitijo. Wow. 30 čia Klaipėdos renginį. Kaip ten sak, savam krašte nebūsi, ne? Jo, nepranašas, ne kaip ten. Jo, tai pažiūrėjau, daug ir mano kolegų iš Klaipėdos puikiai pažįstu, sutaram, vis važiuojam į Vilnių Kauną. O iš Kauno Vilniaus atvažiuojam čia. Čia kažkur kirva, tiesiog žmonės gal kažkur labai daug įsived internet renginių vidės labai daug. Tai pasirinkėm labai daug ir tai žmonės gal nori kažkuo... Ir konkurencijos daug, kaip su konkurencija jūs dirba? Labai, aš pažiūrėjau, laikau konkurentas, aš laikau kolegom, vien dėl to, kas dirb, kas tai, nes vis laik darb to. Nikuomet nebuvo, kad ne to darb. Jeigu jau esi įsidirbi, žmonės tavim žain, jeigu tau paraš, kad man patiko, kad jūs pravedėte mano draugų šventį, mes tuomis vestuvėm, tai tas manim pažimotyvom, kad vis su manim ir gerą natą važiuojam, žinai. Rekomendacijas. Jo, rekomendacijas, pagrindinis dalykas ir iš tikrųjų. O gal gali pasidalinti, koks tu kaip žmogus esi? Aš matau labai aktyvus, komunikuojantis. Jo, komunikacijos pas manis niekuomet nebuvo problemas, kažkaip vis laik stengdavos bendrauti paprasta, su viso žmonėm, mane svarbu, koks žmogus ateis ir koks aš dar esu atvirs, mėgstu pakalbėti, mėgstu, jeigu reikia kažkam ir patarim kažkokį duoti, ypač su muzik, labai fainai, kad jaunų žmonių daug parašo, pažiūrėjau, kur, ką daryti ir ko nukreipti. Tai ir buvo, kad ir dabar yra toks vienas didžėjus, kad ram nukreipiau pas vieną tokį įrašų kompaniją, tai ten dabar jau ir, sakyčiau, užsienio vokiečių žvaigždė. Super. Jo, tai man labai fainai, jie pavyk prisidėti prie kelią, žinai, gyvenim. Tai o šiaip apie savim, tai sakau, papras labai esu iš tikrųjų, tai kai grįžtu namie, viskas, aš jau esu tas treningas, ir ar prie muzikas kažkom padirbti, ar su draugais susitikti, su dviračiu labai pradėjau pamėgti dviratį, nors žiauriai nemėgau, sakiau, čia ir Nemunėj. Konkinį. Pradžio kokį savaitę pasivažinėjau ir dabar, fainai, jau norėjau atidaryti dviračių sezoną, bet išvažiavau ir susirgau. Tai biškai per anksti gal išvažiavau, bet buvus vis tiek, kad esu, ko tau patinka. O aš dar išgirdau, kad tu sakai, padedi ir jaunim kažkom gali patarti, ne? Ar čia, tu žinai, gal Plungėj irgi besikūrančių kažkokių didžėjų, ar čia ta niša labai siaura, nes aš nesidomėjau, man įdomu dabar. Yra kai kurį, aš esu matau ir Plungėj, to pačiu labai gerą terpį ir materiją pavažiavau. Kas, pažiūrėjau, gal ir nežinomesnis, dar kažko ir pagruoti Plungėj, kodėl ir veita, galų gal vis laik žmonių pilna ir to materijo. Tai yra tos terpių ir tų veitų, man tai pažiūrėti negaila, aš turiu Klaipėdoje kelias vietas, kur aš modeliuoju didžėjų, žinai. O ko reiškia modeliuoju? Tai aš grafiks dėliuoju. Didžėje, kad atvažiuoju savaitgalį pagruoti, žinai. Tai dabar čia jau nauja atsirastis reikals, tai jeigu kažkas yra, parašykit. Nesidarvykit, jeigu matys, kad tikrai yra kažkas rimčio, pakveis ir į Klaipėdą pagruoti biškį ketveitą. Super, grįbkit galimybę. Tai jeigu ir tik ta galimybės, jeigu ir norą, užsidirbti neblogą, tai prašau. Super. O man dar klausimas vienas yra, apie tas vestuvės. Aktuali tema labai, bet tu pasakoji. Ne, bet gal ateity. Tai gal, pažiūrėjau, galėtum pasidalinti su kokiu ar nepavykusiu, ar kažkokiu kurioziniu momentu. Gal, nes visi mes noram gražiai tik tas parodyti istorijas, bet pasidalink kažko, tu cinkeliu. Jo, tai ir buvo. Mūnė Vilniau, tai aišku improvizacijas labai daug, iš tikrųjų su renginiu vedėm, bet ir buvo situacijai, vyka sveikinimą, jau jaunie grįžo į šventės vietą ir atėjo sveikinti tėvelę. Ir tėvėlis būtent, kad paskutinis sūnus laik toks ypatingai duom, tai buvo viskiaus butelis, bet anu vertė 40 000. Ir žmogus užkliovų, beišku, už akmens ir užsitaštas butelis, prie visų, žinai.
Ir aišku, aš tam bandžiau jau improvizuoti, sakau, nu jau tokį šokis, tai čia laimės jau bus. Jau bandžiau kažką daryti, nes visi, tu žinai, išgais ir neapžain kombės pasakyti. Tai jo, tas žmogus buvo jau, sakykime, pos vakar toks, visiškai toks apšalis, bet praeik viskas gerai, žinai, nes, nu, aš įsivaizduoju, tas žmogus 15 metų butelis augai, žinai, tam reikalo būtent, sakė, man sūnus susituoks, va padovanos, žinai, tai nes, nu, viskas kolekcionieriai buvo. Tai va, tu situaciją turėjau, tai įdomi, sakau, ne kasdienim, bet... Bet gal nieko nebūn be reikalo, ne kaip saka laimės šūkis, ar jeigu tai aš manau, tikėti. Nu, tai kažko reikia tikėti. Aš noriu dar irgi labai tais paklaus, kadangi turi didelį patirti, kuo tu galėtum, pažiūrėjau, jaunam žmogui, ar palinkėti, ar patarėjimą kažkokį duoti, nu tiesiog, vat... Jeigu susijęs ar su vestuvėm, ar aplama kalba? Aplama, vat galim ir didžiajavimą imti, ir muziks kūrybą, ir šiaip kūrybą, arba... Tiesiog daryk tai, kas jums patinka, nes dabar ir, kad, nu, daugiau galimybių yra, kad apsenas laikas, tai imk tiesiog, norėjot pradėti kažkom, ko ir daryk, po truputėlį daryk, nesiseks, iš naujo daryk, kol seksės. Tai nepasiduokit, tai viskas, nepasiduokit, pamatysit, pasieksit daugiau negu patys įsivaizduojat. Kadangi prasideda vestuvių sezonas ir planavimą vyksta ir tavo patirs didžiulį, gal gali pasidalinti su žiūrovas kažkokias patarimas, gal kažkokie tipsa. Kokiai būtų, vat, nežinau, ištavis patarimą, kad vestuvės būtų puikius, kad viskas pavyktų? Pagrindinis dalykas, patarimas būtų pagrindinis, kad pradėkit vestuvės planuoti nuo 8-9 mėnesių. Neplanuokit mėnesį 2. Kodėl? Dėl to, kad gausit kainas ir kokybės santykių geresnį. Nes daugiau yra, daugiau laisvų datų, nes dažniausiai, kai būk 3-4 mėnesiai leikt, jau nebeišsirengi dažniausiai tuo, ko nori, pažiūrėjau, labai sudėtinga buvo, tai dėl to anksčiau reikia planuotis, vestuvės ženkliai anksčiau reikia planuotis. Pažiūrėjau, jeigu ir pirmą kartą ir neturi vestuvinių patirties, ta prasme, nes buvęs nei pas draugų gal kokius vestuvės, dar kažko, tai tada verti ir arba, kad vedės patartų, arba, pavyzdžiui, pasisamdyti koordinatorį vestuvių, tai tikrai verta, nes, mes žmonės dirbam to nišo, mes galim patarti, kas ir gera, kas ir bloga, ten gal kažkokį etiketą klausimą, gal kažkokį ir kur, kai kurį, pavyzdžiui, gal teikia, kel klausim. Aišku, čia kiekvienam skirtingai ir, bet tas, tai pagrindinis dalykas būtų suplanavimu, o vis vakar, tai, vakars ir, tai vis tiek čia ir jūs vakars, atsiminkti jūs, tai jūs daryk, kaip jūs norit. Ir daug internetum tų trendų visokių, tai prisižiūrėti galit, bet darykti ne tai, kad pas draugą buvo, o darykti, ko jūs norit, va čia, ko jūs norit, o ne, kad čia, o dabar aš ten pasikvėjau Ciciną, aš dabar Jarutį pasikvėjusiu, žinai, kaip pavyzdys. Tam, kad prieš draugą pasipaikauti. Nereik to daryti. Arba atvirkščiai, Jarutis paskatins. Tai va, tai nereik to daryti. Aš kaip pavyzdžiui, čia dalė sakau, bet kaip pavyzdį tiesiog, nes būna žmonių, kad nori pasipaikauti, gal, kad čia mes to galėjom, finansą mūsų, bet jeigu jums nėra to nori, kam to reikia, aš pažiūrėjau, tas ir sakau, kartas paprastas, to jis labai muntas jauks, labai man patinka, matau iš žmonių, kad vis papras žmonės įsirink su tikslu pačviesti, gerą praeis laiką, tai būn paprašiau dirbti net kartas. Aišku, būn kartas iššūkė, pažiūrėjau, kokį 90 žmonių vestuvės ir tad būn reikalų, tada tikrai važiuojam 4, vis komanda ir asistentą, irgi atrodo, jo, ko они daro, они visko daro, ko reikia daryti. Iš techninių klausimų, ten gal žmogų kažkokią situaciją gavos, o aš tuo momentu ir dirbti, žinai, tai tam, kad vykt kokybiška viskas. Jo suvaldyti, įsivaizduojant 90 žmonių mėnė yra reikalų. Jo. Ir aš noriu užbaigti su klausimu apie tave empatiką, asmenybę. Kokios tavo vertybės būtų, kas tau vis svarbu? Nes mata daug švenčių, mata daug vestuvių. Bet tau, koks būtų pagrindinė? Tai pagarba, gal sakyčiau, pagarba supratingoms, pažiūrėjau, ir iš tos posės, man pažiūrėjau, man puikiai suprant, kad jau sekmadien, pirmadien geriau net neskominti, nes ani žen, kad aš esu po vestuvinį dainos, noriu tiesiog atsigauti, pabūti ramiai, ani žen, ani dažniausiai net neskom, arba parašo viskas, paklaus, jo, viskas gerai, viskas, žinai. Tai, bet pagrindinis dalykas pagarba, gal sakyčiau, abipus pagarba ir pagrindinis dalykas.
ryšys, gal sakyčiau, irgi, žinai, tai labai skau, turgi ar fain savo šeim, tai labai palaik, tai jautas labai, žinai. Net anims pradžio, jeigu kažkokį gabalą padarau, anims nusiuntų įvertinti, kad niekas dar negirt, sakė, jo, gera, esas, tai vat. Tai su to, vat, gražiu tuiktuonu, palaikim, visiems palinkės turėti palaikym iš artimųjų, jeigu nėra iš artimųjų, gal iš tolimesnių gauti. Tai ačiū, Karol, labai buvo smagus pokalbis ir sėkmės. Ačiū, iki.